Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šitam video parodysiu, kaip naudoti Path Reinforcement, kelio armatūrą, tai tiesiog armatūros išdėstymas pagal nubrėžtą liniją. Tai tam panaudosiu šitą sieną, einu į antrą lygį, čia turiu pjūvį, tiesiog einu į tą pjūvį ir pasirenku kelio armatūrą, Path, pasirenku elementą, kurį armuosiu, tai jis vėl gali būti siena arba perdanga. Pasirenku ir nubrėžiu savo armatūros kelią. Prieš tai pasižiūriu, kokias turiu savybės, kategoriją Structural Path Reinforcement, tada taisyklė išdėstymo maksimalus atstumas, papildomų apsauginių nevedu, armatūros žingsnis 200, ilgis, tarkim, pagal nutylėjimą jis, tarkim, būna didelis, aš jį pakeisiu ir matysit, kas darosi. Ir lankstinio forma, tarkim, pasirinku U formą, kurią pirmai susikūriau ir brėžiu, ne? Tai dabar, kai brėžiu, matote, į kurią pusę mano armatūro bus kojos, į kurią pusę, tai į dešinę pusę šiuo atveju. Nelabai gerai, bet tuo pačiu mato tokias rodiklytės yra, tai reiškia, kad galėsiu tiesiog apkeisti net ir nubrėžęs. Arba galiu tiesiog pradėti brėžti iš kitos pusės ir kad būtų lango šoniai ir viršui tam mano armatūrai išdėstyti, ne? Arba su šitom rodiklytėm galiu apkeisti vėliau, po nubrėžimo. Tai dabar matau, čia toks didelis atstumas, tai būtent šitas parametras kontroliuoja. Jeigu padarysiu 600, tai mano kojos bus armatūros tik 600. Armatūros lankstinys bus talpinamas į šitą plotą, bet išdėstamas pagal šitą violetinę liniją. Armatūros tipas, visa kita pas mane, tarkim, tinka, spaudžiu OK, vėl man sukuria šitus elementus, kuriuo aš nenoriu turėti, nei žymos, nei simbolio. Ir vėl tas pats kaip su ploto armatūra, su kontūro armatūra, aš turiu elementą, o stripai priklauso tam kelio armatūros elementui, jų atskirai negalima modifikuoti, nebent mes padarysime pašalinti kelio armatūros sistemą. Tai išdėstoma pagal tą kraštinę ir pagal tą, ar ne, čia į tarpą tai nieks nieko nedėsto. Dabar pasižiūrim 3D vaizdą, kaip čia atrodo. Ir vėl ta pati situacija su U formos stripais, kad jie kita kryptim, tai pasižymiu, spaudžiu space, jie apsisuka į padėtį, kuri man labiau tinka. Kitas dalykas, kad čia tie stripai dabar iš tikrųjų jie, kai siena armuojasi visa siena. Nebent mes sukurtumėm iš sienos, pažymėjus sieną yra tokia galimybė sukurti partus, dalis, tai sukuria iš kiekvieno sluoksnio atskirą dalį ir tada galima būtų armuoti ją atskirai, tačiau vėl ten savi niuansai. Dirbant su partais, su dalimis, tai ką aš padarysiu, pažymėsiu šitą kelio armatūrą, paspausiu Remove Path System ir turėsiu vėl atskirus armatūros rinkinius, ne? Ir tada galiu, ką noriu su jais daryti. Tai tarkim, aš turėčiau pjūvį kažkokį, tai paspausim taip, tokiu būdu nueisim į pjūvį. Ir čia jau tada vėl mūsų armatūra kažkur čia turi būti, aš galiu paslinkti, aišku, reikia daugiau tikslumo, tai pasižymiu šitą ir sakau tenai -106 galbūt milimetrai turi būti, ar ne, ir užtvirtinsiu ir, galime pasimatuoti, kas čia pas mus gavosi. 30 apsauginis nuo šitos pusės ir tenai bus 25, turbūt žiūrint kokie sienos nustatymai. Tarp kitko vėl geriau nusistatyti prieš tai apsauginius sluoksnius, negu pradėsim armuoti elementą, ne? Tai Edit Constraints, čia gal dar kartelė, man atrodo, čia turėtų būti 71 tokia atveju. Spaudžiu Finish ir turime dabar kažkokį tai 25 atstumą, ne, apsauginio. Tai, be reikalų uždėjau, jau turėjau šitą atstumą. Tai tokiu būdu galima sutvarkyti tą armatūrą ir naudoti tą Path Reinforcement, nors šiaip jau turbūt tokiu atveju gal net ir patogiau naudoti tiesiog Rebar, Current Work Plane by 2 points, šitą pasirenkam, ar ne, ir tada tiesiog brėžiam, pasirenkam, kad būtų pagal mūsų formą, su space iškart pasisuku ir
tiesiog nusibrėžiu, kur noriu turėti tą strypą. Ir čia mažiau problemų iš tikrųjų. Dabar, kai atsirado šita komanda by 2 points, tai yra pakankamai lengva armatūrą susikurti ir aš to path reinforcement, tai, pavyzdžiui, net nelabai ir naudoju. Na taip, čia truputį turim problemyčių su ilgiu, kita kryptim, bet vėlgi viskas yra sutvarkoma ir pasidarius pirmą elementą toks jau turi būti, paskui galima kopijuoti ir nesunkiai susiarmuoti likusią dalį. Tai tiek apie path reinforcement.